taika ir ramybė. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Evangelija pagal Matą, 6 skyrius, 33 eilutė. Jo teisingumas yra: pirmas – atleidimas, antras – atleidimas, trečias – atleidimas. Kaip aš galiu tapti teisus? Juk kiek įmanoma stengdamasis nepašalinsiu savo praeities klaidų pasekmių. Negaliu atšaukti nei vieno ištarto pikto žodžio ir panaikinti jo poveikį. Ne, dažnai neįmanoma atitaikyti padarytą žalą. Tai lieka paprašyti atleidimo. O Dievas tuomet pažada: jei išpažinsi savo nuodėmes, būsiu ištikimas ir teisingas ir atleisiu tavo kaltes, net jei jos būtų raudonos. Atleisiu, nes tu to manęs prašai. Tik taip galiu būti apvalytas ir tapti teisus. Jei kitas mane išskaudina ir pasielgia neteisingai, mano mintyse ir širdyje užsteigia kerštas arba savigaila. Tačiau kuo daugiau žvelgiu gilinuosi į blogį, tuo jis labiau manyje atspindi. Mano mintis, jausmai ir kalba tampa pikta. Jei noriu, kad manyje viešpatautų Dievo karalystė ir teisingumas, turiu elgtis kaip Jėzus. Viešpatie, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tuomet visas kaltės jau bus atleistos ir įsiviešpataus teisingumas. Jeigu gimiau ir augau neigiamoje aplinkoje, arba jeigu gyvenime mane ištiko sunki nelaimė, neišgydoma liga, galbūt priekaištauju likimui ir Dievui. Juk jis galėtų tai pakeisti, nuo to mane apsaugoti. Taip mes kaltiname Dievą, lyg turėdami teisę į gyvenimą, be skausmo ir kančios. Toks Dievo kaltinimas paima iš mūsų bet kokią ramybę. Nesusitaikę ir apkartę mes būname tol, kol randame ramybėje Dievo širdyje. Jis nepaaiškins mums visko. Jis laukia, kol mes jau pasitikėsime ir susitaikysime su savo likimu. Gyvenime, keliu arba su pačiu savimi, tuomet mumyse viešpataus jo teisingumas. Šis Dievo teisingumas pripildo mūsų širdis santarvę, ramybę, džiaugsmu ir dėkingumu. Ir dar šią eilutę turi tokį pažadą: jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Dėkoju Jėzau. Tavyje yra mano problemų išeitis. Taip, aš noriu klausytis tavęs, nes tu linki man geriausio. Ir tu padėsi ten, kur man sunku. Noriu susitaikyti su savo gyvenimo keliu ir daugiau to nepriekaištauti. Mano gyvenime tai vyrauja tavo susitaikymas, tavo džiaugsmas ir teisingumas. Amen.